Aš ekranėlį. Man pačiai sunku to patikėti. Ir aš tikiu, kad kai kuriem iš jūsų sunku patikėti irgi. Tie, kurie mane pažįstate. Sveiki, draugai ir bičiuliai. Atsiduriu čia ne ekspromtu. Aš daug apie tai galvojau. Apie žmogaus autentiškumą. Ir teisę į žmogaus autentiškumą. Per pastaruosius metus tylos man pavyko nukeliauti į giliausius gylius. Ir kaip daugeliu jūsų turbūt žinoma, kad į tuos gylius mes nepatenkame iš gero gyvenimo. Mes skausmas ten nukelia. Tai netgi galiu kenčiantiem dabar nuo įvairiausių dalykų ir žinau, kad išbandymų laikas daugeliu iš jūsų tą patvirtinti, kad nebijokite skausmo. Reikia jį pamilti ir tada jis jums patarnaus. Ir dėkoti už jį, žinoma, reikia. Tai tas dalykas, apie kurį noriu pakalbėti, yra autentiškumas ir teisė į jį. Štai kodėl aš renkuosi būtent tokį pabendravimo būdą, nes jeigu rašyčiau, ir kaip jūs žinote, tada kartais žinia tai išsklinda, paskui susimaišo su dirbtiniu intelektu ir paskui vieną dieną mes nebežinom, kas tas yra. Kada esi toks, koks esi, nepaturbintas, nepatobulintas, autentiškas ir netobulas. Žmogiškame įsikūnyme, bet iš tikrųjų tobulas dvasinėme lygmenį. Va toks ir turi eiti žmonės. Ir kiti, jeigu jie taip pat jaučia, jie tave irgi turi priimti būtent iš to savo autentiško identiteto patvirtinimo, tokio savotiško. Kad jie irgi turi teisę būti tokiais, kokiais jas nori būti. Tai, trumpas įvykis. Prieš metus laiko lipdžiau vazoniuką. Lipdžiau. Ant dugno reikėjo parašyti Ciel Art Studio. Na kągi, ir aš ėmiausi rašyti. Bet kadangi buvau priklijavusi kojeles tam tikrose vietose, supratau, kad man neužtenka vietos užrašyti viskam. Aš prašiau Siela ir AC, sutrumpinau. Nebuvo vietos. Ir tada neatsargiai brūkštelėjusi brūkšnelį, man pasirodė ženklas. Žinot, kaip būna su ženklais. Tau trenkia kaip žaibas ir tu sustingsti, nes tu pamatai. Aš pamačiau, kad ten parašyta Siela aš. Su tuo paukšteliu ant C. Štai ir įvyko. Art Studio Siela. Pakalbėjau su Zida ir mes sukūrėm logo. Tas logo gulėjo labai ilgai stalčiuose. Ir mintyse. Ir širdyse. Čia kaip vaiko išnešiojimas. Ar jam reikia suteikti teisę gyventi? Jam reikia suteikti teisę gyventi todėl, kad jis man davė atsakymą į tą klausimą, kuris man labai svarbus. O tas klausimas buvo, ką aš galiu padaryti jums, kurie žinojote, ėjote šalia, statydami mūsų tą sielą Pasaulio lietuvių centro Rūsyse. Mes statėm namus ir mus išvarė iš ten. Ir kaip jūs jaučiat turbūt, aš dabar po metų, aš jau galiu kalbėti be ašarų apie tai ir be jokios agonijos. Aš labai dėkoju už patirtis, nes kitaip nebūčiau į tuos gylius nuėjusi. Tai štaigi, atsakymas į tą klausimą parėjo būtent iš to vazonėlio dugno ir iš šito logo. Tai ne tik aš.
Tai tu, jeigu tą ženklą nešiosi. Jeigu tą ženklą nešios, auka turės pasiteisinimą. Ir Judas turės pasiteisinimą. Ir budelis turės. Kodėl? Todėl, kad sielos kelyje mes visi vienodi. Tik mes pasirašėm skirtingom patirtim. Vienas pasirašė užmušti, ateidamas į žemę, ar ne, tą savo planelį, kurį pasirašo. Kitas pasirašo būti užmuštam, o galbūt prisikelti. Šitie gerieji, kurie prisikelia, stiprėja. Taip kad šiandien išeinu platformoje. Aš siela. Pabandykite įsivaizduoti savo neklaužadą vaiką arba nemėgstamą žmogų, savo bosą arba savo draugą, kuris ateina pas jūs su užrašu ant krūtinės. Aš siela. Ant mažo vaikiuko. Mažučio lėliuką. Aš siela. Ir staiga jis nebe mažytis. Galbūt jis senesnis net už jūs. Ir staiga net budelis nebėra toks baisus. Nes jis eina savo sielos kelią, kurį turbūt pats savo pasirašė. Nes jam reikia tokių patirčių. Man pasirodė tai gražu. Ir aš norėjau tuo pasidalinti. Aš tikiu, kad visi, kurie norite išgirsti, išgirdote, o kurie negirdite, yra visiškai gerai, kad jūs negirdite, nesirūpinkite. Visi eina iš proto, kaip patys galvoja, dabar toks laikas, bet tik vieną žinokite. Autentiškumas jūsų yra šventas dalykas. Tai yra nuo Dievo. Ir Dievas stebi kiekvieną jūsų žingsnį. Ir mano, ir jūsų. Ir jūs esate mylimi visi. Netgi tie, kurie atnešate daug skausmo kitiem. Jūs irgi esate mylimi. Jūs pasirinkote taip. O kitą gyvenimą pabandysit kitaip. Aha. Gražios jums dienos.